Ar tikrai mūsų Lietuvos kariuomenė šiandien yra silpninama, naikinama ir griaunama? Taip. Yra tokių reiškinių, kadangi norima panaikinti privalomasias tarnybos, privalomą tarnybą, tai yra šauktinius, ir vietoj jų įsteigti profesionalią kariuomenę. Ir kiek žinau, dabar šiuo metu yra ten būrys kažkur tai suformuotas Rūkloj, Vukovajame pulke. Bet kitas klausimas dabar, jeigu dings šauktinių kariuomenė, tai nepaliks į savanorių pajėgų, nes niekas nenorės eiti savanorius. Tai vadinasi. Žodžiu, mums šauktiniai reikalingi. Taip, aš manau, kad dar per anksti mums jų atsisakyti yra. Geriausiu atveju turėtų būti mišri kariuomenė, taip? Ir šauktinių, taip, ir profesionalių. Savanoriai naikinami, taip? Savanoriai jau automatiškai nebeliks, jeigu dabar bus panaikinti šauktiniai, tai į savanorius labai mažai kas eis. Tai rezervas irgi naikinamas, jo nėra. Aš dabar, kiek pamenu, tik tai 2002 metais ar 2003 pradžioj buvo ten, reiškia, rengiami mokymų centruose. Paskutinį kartą. Taip, paskutinį kartą. Paskui, po to aš apie juos nieko nebeteko girdėti. Tai galima taip pasakyti. Ir dabar, nebent gal Rūkloj ten kažkas buvo dar, bet manyčiau, kad yra šitas reikalas, kad rezervo rengimas yra sustabdytas. Tai kam čia šitie dalykai naudingi? Rusijai? Be abejo, naudingi mūsų, reiškia, Lietuvos priešams. Tai prisidengdami tuo, kad mes įstoję į NATO, kad mes priklausom vienam galingiausių karinių alijansų, mes vis dėlto silpninam savo kariuomenę iki juokingų. Prisidengus yra įstojimų į NATO, reiškia, yra silpninama, naikinama kariuomenė.